Tik arčiau prie stalo. Viską pasirašai ir neš. Tai, kas čia dabar vyksta, šioje patalpoje, šiuo metu. Šiuo metu? Taip. Šiuo metu skaičiuojame paskutinius surinktus parašus ir dar plaukia paskutiniai lapai, kurių dalis yra kelyje, autobusuose, rankose žmonių. Na, negalėsiu sakyti. Iki kelių valandų čia planuojate maždaug visą tą. Privalome pradėti bent 2:30 nueiti į vyriausią rinkimų komisiją, nešėmės dalį ir paskui dar dalį atnešėme paskutinę bylą, turbūt kokią 3:30 valandos, nes vyriausia rinkimų komisija jau iki 4 nori uždaryti pastatą, paprasčiausiai ten jau tarnybos laikas baigėsi. Mes kažkaip nenormavome savo darbo veiklos laiko niekada, dirbome dienomis ir naktimis ir nemigų pakako ir nuovargio, todėl, ką padarysi, turime susitaikyti su tokia sistema, kokia mus veikia. Taigi, tautos valia akivaizdi bus, o kaip ji bus vertinama, štai čia jau visų dėmesio prašau ausis pastačius sekti ir ypač tuos, kurie pritarė mūsų veiklai, stebėti, kaip su mumis galbūt, aš taip prognozuoju, bus toliau bandoma susidoroti, nes visos valdančiosios partijos vis tik tai mūsų valią labai smarkiai ignoravo ir netgi kenkė, turime akivaizdžių labai pavyzdžių, tik tai dabar, tų didvyrių neigiamų mes jų dar nesakome, ateity po truputį surikiuosime visus. Ne, aš kalbu apie valdančiuosius įvairius, kurių didesnė dalis sėdi Seime ir kurie galėjo padaryti už mus ir nevarginti mūsų šitaip, nevarginti šitiek žmonių, ypač vyresnio garbaus amžiaus žmonių, kurie irgi negailėjo jėgų. Jau mes šiek tiek jaunesni, tai dar ne taip smarkiai skundžiamės, o štai kai gainiojami pagyvenę žmonės, man labai apmaudu, kad šitaip nesiskaitoma, kaip sakoma, su žmonėmis. Parašai surinkti, bet dar niekam to nesakom. Taigi, tokie įžanginiai dalykai ir leiskite šiandien pristatyti spaudos konferencijos dalyvius. Tai yra iniciatyvinės grupės nariai. Pradėsim nuo greta sėdinčios Elonos Staciūnaitės. Iš kitos pusės Romas Kaulinis, ir, manau, jau daug kam žinomas Julius Vanka. Pradėdamas šią spaudos konferenciją, nes svečiai tik įgužėjo darbų įkarštis, aš tiesiog norėčiau pasidalinti keletą minčių po visų tų formalių įžangų. Šiandien, kaip tik, dienas neskaičiuojant labai tiksliai, bet prieš 25 metus mes buvome labai panašioje situacijoje Lietuvoje. Tuo metu Lietuvos Tarybų socialistinės Respublikos aukščiausioji taryba Sąjūdžio inicijuota nutarė paremti Estijos aukščiausiosios tarybos konstitucijos pataisas, kuriamis turėjo įtvirtinti nuosavybę žemės ne kažkam kitam, o Estijos Estijai, Lietuvos Lietuvai. Tuo metu buvo kalbama ir šitos konstitucijos pataisos teisę inicijuoti referendumą. Paspręsime visi Lietuvos piliečiai. Ir kodėl aš atsiminiau šitą nuostatą dėl buvusių Sąjūdžio įvykių, kuriem 25 metai. Tai yra ne tik simboliška, bet estai tai padarė. Tarybų Lietuvos aukščiausioji taryba, Algirdo Brazausko amžinatilsį jam ir Justo Vinco Paleckio iniciatyva sustabdė beveik 350 deputatų, tiek tuo metu aukščiausioji taryba turėjo, kurie buvo pasiruošę tam balsuoti morališkai. Ir Sąjūdis ir LKP buvo sutarę vyriškai, kad daro Lietuva tas pataisas.
Ir visiems netikėtai Arvydas Brazauskas, Justas Vincas Paleckis išeina ir pasako, ne, mes nesuprantame, ką darome, mes esame kvailiai. Šituos žodžius girdėjome ir mes šiomis dienomis renkant parašus. Tuo metu kilo didžiulė krizė, Sąjūdis, kuris tuo metu neturėjo pirmininko, tarybos pirmininko, po steigiamo suvažiavimo 88 metais buvo išrinktas Sąjūdžio Seimas ir Seimo taryba. Kilo krizė, suirutė, žmonės laukė Sąjūdžio nuomonės, ką daryti. Ir šitoje situacijoje Sąjūdžio taryba nusprendė išrinkti pirmininką. Juo buvo išrinktas Vytautas Landsbergis, kurį aš pristatinėjau ne vieną kartą ir šiemet, sakydamas, kad jis yra ir mūsų žmonių pasąmonėje kaip nepriklausomybės simbolis. Tačiau prabėgo 25 metai ir referendumo iniciatoriai, ačiū jiem už tuos interviu paskelbtus Zemės vardu tinklalapyje LT. Ir galų gale mums pavyko išprovokuoti ir pasakyti tai, ką galvoja apie tautos norą konstitucijoje įtvirtintą, ginamą konstituciją susigrąžinti, tas pats Vytautas Landsbergis, kurį tuo metu tauta pasipiktinusi valdžios blokavimu, žemės įstatymų viršenybės susigrąžinimą čia į Lietuvą, Landsbergiui patikėjo šį simbolį. Ir Sąjūdis, vedamas Vytauto Landsbergio, laimėjo rinkimus, paskelbė nepriklausomybės atkūrimą. Tai padarė visa Lietuva. O šiandieną mes, referendumo visų pirma organizatoriai, išgirdo Vytauto Landsbergio nuomonę, kurią vainikavo paskutiniai jo žodžiai kreipimaisi. Tie, kurie mes esame Lietuvos piliečiai, mes nieko nesuprantame, mes esame kvailiai. Ir tai sako žmogus, į kurį sudėjome visas viltis ir kuris elgėsi priešingai, negu elgėsi prieš 25 metus. Ačiū Jums už kantrybę, klausime jau pilasi, tačiau vis tik pirmąją žodį suteikiu, matyt, kad gerbiamai Jaunai. Gerą dieną visiems. Tai aš galbūt trumpai papasakosiu iš parašų rinkimų virtuvės, kadangi joje ramiausiai ir sukausi. Ir čia nakvojom štabe, rašėme, kiek parašų trūksta, iš kur keliauja lapai. Aš, kaip paprasta mergina, kuri niekada jokių politiniai, tai labai aktyviai pilietiniai veikloje nesisukusi, aš džiaugiuosi, kad atėjo dabar tas laikas, kai aš galiu su tuo labai aiškiai susipažinti. Ir vat šis savanoriškas darbas referendumo reikaluose man atvėrė akis kaip ir mano draugams, mano šeimos nariams, mano giminiai, kurie yra išvažiavę, kurie yra pasilikę, mano mokytojams, mano bičiuliams, mano priešams. Ir šiandien mes visi kalbam vienu sakiniu. Šis referendumas parodė, kas yra kas. Tai ne tik šeimos tarpe, ne tik bendruomenės tarpe, bet ir visos Lietuvos mastu. Labai noriu padėkoti ir pasakyti, kad niekas, net mes patys nežinom, kiek kam tai kainavo. Kam kainavo tai darbą, kam kainavo tai vaikų laiką, kam tai kainavo visas santaupas. Ir dar daug tokių dalykų, kurių nežinom ir sakau, tikrai niekas nesužinos. Nes mūsų parašų rinkikų mes iki šiol jų tiksliai net nepažįstam, nežinom nei vardų, nei pavardžių, nes tai buvo, ką aš labai aiškiai tą jaučiu, tai buvo labai aiški tautos iniciatyva. Tai nebuvo organizuota nei karinė, nei bendruomeninė kažkokia tai organizacija. Darėm visi, kas ką galėjom, kas ką mokėjom, kaip tai mokėjom, ir tikrai mus galima kaltinti netobulų organizatumų, nes mes esame tiesiog tauta ir piliečiai. Labai ačiū visiems žmonėms, kurie net paskutiniam minutėm nuo 6 ryto žadino paštininkus, kurie turėjo lapus su parašais. Jos greitai ieškojo žmonių, kurios atvežtų tuos lapus į štabą. Labai ačiū žmonėms, kurie
nusipirkau bilietus, kad atvežtų kelis lapus iš kitos šalies. Labai ačiū vaikams, kurie mažiukai būdami šalia tėvų, kurie renka parašus, laiko šalia buvo. Ir matė visą tą virtuvę. Tiesiog, tai čia būtų pradžiai Dievą, aš noriu labai padėkoti. Ir labai paprašyti tų, kurie dabar vertins tai, ką tauta padarė. Mes darėm dėl mūsų visų. Tiek dėl tų, kas prieš, tiek dėl tų, kas už. Nes aš kaip suprantu, mes gyvenam Lietuvos Respublikoje, demokratinėje. Taip. Ir jeigu tai veikia, na tada mes visą darim taip, kaip turi būti. Tai būtų prašyti. Ačiū. Ačiū, gerbiamai Elonai. Ir prieš perduodamas klausimą. Romai. Prieš perduodamas aš tiesiog, nes į temą jūsų baigta yra klausimas. Toks, sakyčiau, atsiprašau, šiek tiek kvepiantis demagogija. Kaip manote, ar visi parašai buvo surinkti, nepažeidžiant žmonių teisių? Kai kurie epizodai tokie, anokie ir panašiai. Tai aš noriu pasakyti, jeigu buvo bet koks teisės pažeidimas, be abejo, visi turėjo teisę reaguoti, kviesti policiją ir visą kitą. Ir atsisakyti, pasirašyti, ir klausyti, ir diskutuoti. Tačiau šiuo atveju patį didžiausią pažeidimą padarė mūsų atstovaujamoji valdžia. Visa iki vieno. Nuo ponios prezidentės iki Seimo, mūsų visuomeninis transliuotojas nesuteikęs, privalo suteikti laiko eterio ir visa kita. Tai kad reikėtų šnekėti ir apie tai. Dabar perduodu gerbiamam Romui. Žodį. Vadina visiems mus kaltina, kad mes darom kažkokią provokaciją, kad mes norim konstituciją sugriauti. Tai drįstu pareišti, kad mes nenorim konstituciją sugriauti, o norim konstituciją sugrąžinti į tą pavidalą, kokiame jinai buvo priimta 92 metų referendume. Tas leidinys atrodė štai taip. Jeigu kas šitokia rasit konstituciją, labai patariu nusipirkti, nes tai unikalus leidinys. Tai yra 2 metų konstitucija išleista 3 metais. Ir tautos valia priimtoje konstitucijoje 47 straipsnio. Pirmasis, kai sakinys skambėjo taip: žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai, nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei. Tai, ką mes darome dabar, tai, ką daro visa atsibudusi tauta, tiesiog mes turim teisę, norim ir drąsiai pareiškim, kad Lietuvos valstybę kūrė tauta, suverenitetas priklauso tautai. Kiekvienas Seimo narys ir kiekvienas prezidentas ant konstitucijos prisiekia saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Kadangi jie saugo labai įdomų būdų, tauta nutarė jiems priminti, kad valstybės be teritorijos nėra. Ir apie jokį suverenitetą, neturint teritorinio vientisumo, kalbėti negalima. Todėl tai, ką mes dabar darom šičia, mes viso labo grąžinam konstituciją į tą pavidalą, kokiu jinai buvo priimta tautos valia, tautos referendumu, ir nieko antiįstatymiško visiškai nedarom. Todėl trumpai baigdamas, dar sykį žemai lenkiu galvą prieš visus žmonės, kurie rinko parašus, kurie vargo šalo be jokio atlygio. Man gėda už visą žiniasklaidą, kuri aiškina, kad mes mokėjom už parašus, už visą šitą šlamštą, kurį mėšla ant mūsų pylė. Man gėda už mūsų televiziją ir žiniasklaidą, tegu Dievas jam būna gailestingas. Tai yra nedovanotini dalykai. Tai yra žemiau bet kokio orumo ir savigarbos. Aš didžiuojuosi lietuvių tauta. Ačiū. Aš labai atsiprašau, būtų galima sužinoti vis dėlto rezultatus. Rezultatai keičiasi kiekvieną minutę ir jūs tikrai sužinosite. Jeigu būtų galima šiai akimirkai, nes jau suprantate. Labai atidžiai. Jūs nekantraujate, visi nekantraujate. Sveiki, iš tikrųjų, galbūt gerbdamas žurnalistus,
čia esančius. Tikrai galiu pasakyti, mes paskelbsim gale skaičių, bet ne todėl, kad mes čia dabar slepiam kažką tai, o todėl, kad mes paskelbsim jau galutinį, kadangi mes ką tik iš štabo, kur laukia tie parašai. Pavyzdžiui, mums išeinant dar skambinosi ir dar atnešinėjo 2,5 tūkstančio parašų, lapus susektus. Taip pat žmonės šiandien dar iki pietų rinko. Kas rinko oro uoste, kas rinko sodroje, kas rinko poliklinikose, gatvėse. Jie visi dabar dar neša tuos lapus. Ir iš tikrųjų, pajudės tenais žmonės, kurie jau pristatys likusius lapus VRK, pačią paskutinę minutę planavo Pranciškus apie 2:30, tai sakykime, už kokių 10-15 minučių. Bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad 300 tūkstančių tikrai yra jau surinkta. Šitas skaičius tikrai yra viršytas. Bet kiek jisai viršytas, mes paskelbsim gale. Labai gaila, kad ta ponia išbėgo. Bet tikiuosi, kad jį gal dirba. Taip, tai tiesiog prieš pat spaudos konferencijos pabaigą, aš manau, Elona paskelbins ir jau galutinį skaičių pasakys, koks šiai minutei nukeliavo. Bet, aišku, jisai bus šiek tiek dar didesnis, nes tikimės iki 22 valandos žmonės dar balsuos internetu, pasisakys, ir dar tikimės, kad dalis bus išsiųsta registruotų paštu į VRK, kur antspaudas bus šios dienos ir jie turėtų priimti pagal civilinio kodekso normas. O dabar iš tikrųjų prisidedu prie jau prieš tai kalbėjusių kolegų. Tikrai dėkoju kiekvienam žmogui, kuris padėjo, kuris rinko ir kuris pasirašė. Tarp kitko, tikrai kai kuriuose darbovietėse dirbantiems žmonėms pasirašyti buvo drąsus žingsnis. Todėl, kad mes matėm ir viešojoje erdvėje, ir žinom iš privačios informacijos, kad buvo grasinama žmonėm, jeigu pasirašysi, negausi darbo, jeigu pasirašysi, mes tave atsiminsim ir taip toliau, ir taip toliau. Galų gale vienai savivaldybėje žmogus gavo staliuką ir rinko ten parašus ir žiūri, kad savivaldybės darbuotojai tiesiog praeidinėja pro šalį ir labai skubiai. Ir jis taip nustebęs, sako, interesantai pasirašo, viskas su visais pasikalbam, kodėl klerkai prabėga. O vienas taip parodė, tai ten kameros yra. Tiesiog, vadinasi, žmonės išgąsdinti, jie net pietų pertrauką praeidami pas save foje negali pasirašyti, nes bijo dėl savo darbo. Tačiau dabar, taip, 300 tūkstančių jau yra tikrai surinkta ir tikrai bus daugiau. Tačiau Vyriausia rinkimų komisija, mes tikimės, kad atsižvelgs ir skaičiuos tikrai sąžiningai ir nebraukys parašų dėl kažkokių tai smulkmenų. Tikrai kadangi žmonės pasirašinėjo patys, yra tokia norma, kad negalima už juos surašyti duomenų. Tai tikrai kiekvieno iš mūsų raštas yra skirtingas. Ir tikrai aš kadangi per savo rankas praleidau, nežinau, daugiau negu 1000 lapų, tiesiog jos fiziškai mačiau užpildytus. Tai, iš tikrųjų, kai kur tikrai sunku perskaityti, kai kur tikrai reikia įsižiūrėti, kai kur ir skaičiai, žmonės savo ranką rašė, mes dabar pripratę prie kompiuterinių dalykų, paėmam, viskas, aišku, o jau kiekvieno individualus raštas jau yra sudėtinga perskaityti. Tai iš tikrųjų tikrai tikime sąžiningo skaičiavimo. Kitas dalykas, mes puikiai žinom, su kokiu spaudimu susidūrė būtent mes iniciatyvinė grupė ir visi žmonės rinkia parašus. Ir iš tikrųjų, mes tiesiog norim palinkėti VRK, kad jie tikrai sąžiningai atliktų savo darbą, nes prieš 10 metų Ukrainoje į Maidano aikštę žmonės atėjo ne todėl, kad jie labai mylėjo Juščenką, ar Timošenką, ar dar kažką, arba nekentė kokio nors Janukovičiaus, kuris dabar yra Vilniuje. Bet jie atėjo dėl to, kad jie matė, kad valdžia nusispjovė juos, kad valdžiai nesvarbi jų nuomonė, jų būtent pasirinkimas ir kad jais naudojasi. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad jeigu mes matysim, kad mes tikrai stebėsim ir dalyvausim tam skaičiavime, jeigu mes matysim nesąžiningumo apraiškas, galbūt mes pakviesim žmonės padėti ir padrąsinti VRK narius, kurie skaičiuoja. Ir tikrai galbūt šita aikštė bus pripildyta žmonių.
šalia VRK. Tai tiesiog šitas dalykas tikrai gali būti tiesiog pasinaudodamas progą, noriu kreiptis į žmonės, kad žinotumėt, kad mes galim pakviesti ir tikrai atvažiuotumėt ir padėtumėt, padrasintumėt VRK, kad nepasiduotų spaudimam įvairių politikų. Dabar klausimas. Taip, Lietuvos radijas klausė, kiek surinkote parašų, ar turite reikiamą kiekį. Tai jau pasikartosiu, kad reikiamas kiekis jau yra. Kiek surinkome, manau, kad prieš pat 3 pasakysim, kiek dabar šiai minutėj turime, kiek nukeliavo į VRK. Bet 300 tūkstančių jau yra viršyta tikrai. Ir viršyta ne vienu vienetu, ne dviem ir ne vienu tūkstančiu. Taigi, toliau. Kitas dalykas yra labai svarbus irgi. Kai VRK suskaičiuos ir kai Seimas paskelbs referendumo datą, reikės, kad ateitų ne mažiau 300 tūkstančių Lietuvos piliečių maždaug. Tai reiškia, kad turi ateiti daugiau negu pusę balsavimo teisę turinčių Lietuvos piliečių. Tai labai yra svarbus dalykas ir tiesiog, iš karto raginam, kad jūs pasirašėt viskas tvarkoje, bet tai yra tik tai pusė darbo. Kita pusė darbo bus ateiti ir iš tų 1 300 000 turi virš 600 000 pasisakyti taip. Taigi, vadinasi, dabar mes surinkom virš 300, turės ateiti vien tokių, kurie pasisakys taip, virš 600 000. Taigi, tai yra tik tai darbo pradžia, tikrai visiems ačiū, tikrai mes ir toliau stengsimės kontroliuoti, kad Vyriausia rinkimų komisija sąžiningai skaičiuotų, kad nepasiduotų spaudimui. Ir labai tikimės, kad Lietuva toliau žengs demokratijos keliu ir tikrai tautos valia taps mūsų įstatymų pagrindu. Ačiū, kol kas taip. Aš tada norėčiau atsakyti klausimą. Skamba taip, Ieva klausė. Kaip manote, ar visi parašai buvo surinkti nepažeidžiant žmonių teisių? Kai kurie matyti epizodai žmonių renkančių parašus buvo gana agresyvūs, kai senyvo amžiaus žmonės buvo tempiami už parankių, pasirašyti nelabai ir paaiškinant, už ką pasirašo. Per 20 metų bandėm 19 kartų surinkti agresyvių, neagresyvių būdų ir šiandien, nepadedant žiniasklaidai didžiai, turim paaiškinti per kelias minutės konstitucijos straipsnius. Šalant, nepavalgant, jeigu tai pirmiausia mes žmonės, mes ne robotai, jeigu buvom supykę, arba nepaaiškinom, arba ne taip priėjom, arba ne taip pasakėm, kodėl Ieva gerbiama, jūs ten nebuvot ir nepadėjot mums paaiškinti tam seneliui. Juk čia tik iniciatyva. Kiekvienas iš jūsų tam norėjote būti. Ir galbūt jūs būtumėt padarę daug geriau ir galbūt net daugiau balsų būtų buvę. Ačiū. Aš labai trumpai papildysiu šitą klausimą. Tiesiog mano žiniomis nebuvo nei vieno pradėta ikiteisminio tyrimo arba skundo policijoje nagrinėti dėl mūsų parašų rinkėjų veiksmų kažkokių tai neteisėtų. Iš kitos pusės buvo tikrai ne vienas parašytas pareiškimas policijai ir yra visas šūsnis įstatymų pažeidimų, kurie buvo būtent prieš parašų rinkėjus. Pradedant elementariais atimėjimu lapo ir suplėšimu demonstratyviu, jau kad bijo kaip šunis, atsiprašau, visus rinkėjus iš visur, iš viešųjų vietų, kur yra tikrai galima. Ar tai būtų stotis, ar tai būtų aikštė priešais parduotuvę, kažkokį didelį prekybos centrą, ar tai būtų šalia poliklinikos mašinų stovėjimo aikštelė. Tai čia jau kasdienybė, mes per dieną tokių 10 skambučių susilaukdavom. Tai paskui jau mūsų parašų rinkėjai išmoko, jie tiesiog prieina apsauginis, sako, eik iš čia, tu čia negali rinkti parašus. Jie sako, kvieskit policiją. Tada vėl eik iš čia, kvieskit policiją. Taip lyg ir pavykdavo kai kur apsiginti, kai kur tiesiog brutaliai išstumdavo ir viskas. Jeigu žmogus nedrasus, jisai nesugebėdavo apsiginti. Ir daugybė tokių, galų gale Vilniuje prie Kudirkos aikštės vaikinai, greičiausiai pasamdyti, nes jauni vaikinai 18-19 metų ateidavo grasinti, stumdytis ir trukdyti rinkti parašus.
mūsų parašų rinkėja parašė skundą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, turim ir duomenis šitų vaikinų. Tai paskui, kai jau policija užrašė jų duomenis ir mes jau sužinojom, jie daugiau nebeatėjo. Prieš tai jie terorizavo kelias dienas. Tai va, tokių yra šimtai dalykų, bet nei vieno negirdėjau, jeigu ką tikrai paskelbkite, kur parašų rinkėjai kažką pažeidė. Tikrai negirdėjau, aišku. Ir mes vis primename vieną ir labai svarbų dalyką. Dar iki 22 valandos elektroniniu adresu www.lietuva2 .lt dar galite balsuoti per savo banko prieigą ar elektroninio parašo teisę pasinaudodami. O lapus su parašais tvarkytus labai prašome išsiųsti šiandieną registruotų laiškų Lietuvos paštu. Pageidautina Lietuvos Respublikos vyriausiai rinkimų komisijai. Adresas Gynėjų gatvė 8-01-109. Ir yra keletas tokių giminingų klausimų. Ar pasisekė paimti parašus, taip suformuluota Loreta Vileišytė klausia, iš prezidentūros ar pasirašė prezidentė? Tam klausimui buvo skirta mano šio antradienio 26 dienos spaudos konferencija. 6 paras jie turėjo galimybę tai padaryti. Ir prezidentė, kanceliarijos darbuotojas Genės Lukaševičienės patvirtinimu, man pasakė, yra susipažinusi su šitą mano raštu ir grąžino parašų rinkimo lapą, nepasirašyta nei prezidentės, nei vieno kanceliarijos darbuotojo. Išsamiau ten viskas tai yra išdėstyta. Tačiau, štai aš noriu, kad susišaukiantis klausimas, kuris yra labai svarbus ir ypač tiem, kurie dar galvoja šiandieną balsuoti. Justinas klausia, rodo ir kontaktinį telefoną. Sveiki, kaip vertinate neseniai Seimo pateiktą pataisą sumažinti parašų skaičių iki 200 000? Inicijuoti referendumą turime. Jo, apie Seimo iniciatyvą. Tai mano galiu pasakyti apie šitą. Visų pirma, dar nepriimta, tik tai žemės balsavimas, tai žodis Romai. Šito klausimu jau skambino Skamarakaitė, per vieną radijos laidą manęs klausė, tai aš pakartosiu, kas negirdėjo tada, kaip mes vertinam iniciatyvą mažinti referendumo šitą ribą lygi 200 000. Tai referendumo iniciatyvinė grupė šitą iniciatyvą vertina neigiamai. Atsakau, kodėl. Kadangi referendumų priimta konstitucija skelbė, kad Lietuvos žemė, miškai ir vandenys nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos valstybei ir jos piliečiams, tokia buvo tautos valia. Pastojant Europos Sąjungą, Seimas tautos neklausęs paėmė ir pakeitė šitą svarbiausią valstybės išlikimui straipsnį, savo valia mūsų nepaklausęs. Todėl, kad tokių pokštų nebūtų ateityje, bandymas sumažinti ribą lygi 200 000, neįdedant esminio saugiklio į 9 straipsnį, kad referendumų priimtos teisinės normos gali būti keičiamos tik tai tautos referendumu, o ne Seimo valia. Nes įstatymas priimtas referendumu truputį turi didesnį svorį negu Seimo valia sugalvotas kažkoks įstatymas. Iliustruoju labai paprastai. Šiuo metu, pagal galiojančius įstatymus, jeigu tauta nori inicijuoti referendumą, tauta, kuri yra valstybės suverenas ir suverenitetas priklauso tautai, ir valstybė, kuria tauta, va šita tauta turi surinkti 300 000 parašų. Vien tik, kad būtų inicijuotas referendumas. Seimas, jeigu nori inicijuoti referendumą, pakanka 36 Seimo narių mygtukų paspaudimo, kad būtų paskelbtas referendumas. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad padalijant 300 000 Lietuvos tautiečių iš 36 Seimo narių ir gaunam įdomų skaičių 8333. Kitaip sakant, referendumo skelbimo atveju vienas Seimo narys atitinka 8333 Lietuvos piliečius.
Klausimas toks, ar iš tikrųjų kiekvienas Seimo narys į Seimą buvo išrinktas tokiu balsų skaičiumi? O jeigu ne, tada kokiu pagrindu jie kalba tautos vardu ir tautos vardu keičia Konstitucijos straipsnius. Todėl, grįžtant prie tų 200 000, be abejo, tai yra eilinė provokacija ir eilinis pagalys į ratus mūsų referendumų iniciatyvai, nes mūsų iniciatyvoje yra Konstitucijos blokas visas privalomų keisti, nes vienas be kito pakeitimas yra beprasmis. Kartoju, mes norim sugrąžinti Lietuvos valstybei ir piliečiams teisę į žemę, miškus ir vandenis. Jeigu užsieniečiai nori mūsų žemę dirbti, prašom, tegu nuomojasi, tegu dirba, jokių problemų čia nėra. Antras dalykas, mes norim sumažinti referendumą inicijuoti ribą lygi proto ribų, o ne lygi šito didvyriškumo ir pasiaukojimo, kas čia dabar vyko renkant parašus, tai prilygsta pokario rezistencijai, tik tai su pieštukais anot Juliaus Pankos. Mes dabar kariaujam pieštukais ir popieriaus lapais. Tai kad šitų kančių nebereiktų, jeigu jau Lietuvos tauta yra valstybės suverenas, vadinasi, inicijuoti referendumą turi būti nesunkiau negu Seimo nariams šitą padaryti. Ir toliau, kadangi Konstitucija yra keitaliojama kaip kam užsinori, tai mes ir norėtume, kad jeigu jau įstatymas priimtas referendumu, tai keisti galimas būti tik taip referendumu ir ne kaip kitaip. Todėl tas 200, neuždedant saugiklio, kad jeigu jau padarysime referendumų 200 ir šitą normą keisti galima tik tai referendumu, tai yra beprasmis visiškai darbas. Jeigu būtų po draug su 200 eitų, kad taip referendumų priimtos normos keičiamos tik referendumu, man asmeniškai tiktų ir 200. Bet tik su saugikliu. Viskas, ačiū. Reikia pasirašinėti, tęsime. Elektroninis pasirašinėjimas www.lietuva2.lt iki 22 valandos. Žiopsosit, nespėsit 22 valandą. Bandykit dar iki 24 valandos. Žiūrėsim, gal ir šitas klausimas įsispręs. Nes kai atsitokėjo visi, atsitokėjo ir matom VRK. Dabar dar ką aš noriu pasakyti. Labai bus įdomus testas. Tarkim išblokuos. Dabar jau žinom, kad yra daugiau kaip 300 000 išblokuos. Formaliai bus rezultatas tarkim neigiamas. O tada pasižiūrėsim, ar Seimas tęs tą 200 000 klausimą, balsavimą ar ne. Antrasis balsavimas bus ar ne. Ir tada pasimatys. Tada vėl žiūrėsim, kas darosi. Tvarkoj, tegul padaro 200 000. Tada su tais 200 000 padarysim ne 300 000 ir šitas pataisas žinau jo viešumo. Ir dabar provokacinis klausimas. Visi, manau, turėsim pasakyti porą žodžių. Ką jūs manote, ar parengtos Konstitucijos pataisos, referendumo šio, svarbesnės už Lietuvos santykius su Europos Sąjunga? Į tą klausimą, kaip manote, ar jūsų parengtos Konstitucijos pataisos yra svarbesnės už Lietuvos santykius su Europos Sąjunga? Yra svarbesnės. Klausiu, gerbiamas Rimai, kas jums svarbiau, Lietuva ar visa Europos Sąjunga? Ir kaip sakė, kad Nyderlandai per žmonės istoriją iki šių dienų neišgyvena. Klausimas paprastas. Kas svarbiau? Ar Lietuva, ar Europos Sąjunga? Man šiandien Lietuva. Tik šiandien. Taip, tai, aš trumpai šitą klausimą, tai iš tikrųjų, jeigu, sakykime, žmogus gyvena kaime ir draugauja su kaimynu, bendrauja, dalinasi obuoliais, padeda nukasti bulves, priekaištauja dėl to, kad kaimynas ramią dieną be vėjo užkūrė laužą kieme, taip toliau, tokie buitiniai santykiai taip toliau. Viskas yra normalu, viskas yra žmogiška. Jeigu kaimynas ateina į mano kiemą ir pradeda man nurodinėti, tai jau nebe draugystė, nebe bendravimas. Lygiai tas pats ir tarp valstybių santykiai. Valstybė kiekviena turi turėti savo suverenitetą, savo teisę. Juk kodėl sugriuvo Sovietų sąjunga? Todėl, kad buvo viena tauta, viena valstybė, sakykime, aukštesnė už kitas. Kitos tik tai aptarnaujantis personalas. Dabar formuojasi net ne viena valstybė, viena tauta, o kažkokia tai euro biurokratija,
kuriai dirba visos ES valstybės, turi aptarnauti. Tai yra absurdas ir prieš tokį dalyką taip. Mes šiuo atveju, aš asmeniškai galiu už save kalbėti, tai aš esu už tautų Europą, ne už federaciją, už save gerbiančių tautų bendruomenę, kur tu gali pasakyti, kas tau nepatinka, kaimynas gali pasakyti, kas jam nepatinka ir viskas priimama konsensusu. Dar daugiau, mums sako, kad mes įsipareigojom 2003 metais parduoti žemę ir viską čia išdaryti po 10 metų. Palaukit, 2003 metais mes įstojom truputėlį į kitokį Europos Sąjungą. Tuo metu dar nebuvo Lisabonos sutarties. Tuo metu dar valstybės turėjo veto teisę. Dabar kas darosi ir dar labiau einama link to, tai sakykime, vėlgi mes galim tada apskritai kvestionuoti, kas buvo prieš 10 metų. Nes mes stojome į vieną sąjungą, o dabar mes atsidūrėm visiškai kitoje. Ir tikrai šiuo atveju mūsų tautos nuomonė yra svarbiausia. Svarbiau už Europos Sąjungą, svarbiau už jungtinės tautas, ar svarbiau už bet ką kitą. Nes Lietuvoje suverenitetas priklauso tik tautai ir niekam kitam. Tai aš tik tai, Juliu, trumpai patikslinu, ne apie tautų, bet apie valstybių mes turim kalbėti dar sąjungą. Tauta taip yra svarbu, bet šiuo atveju stoja į valstybių sąjungą. Ir Lisabonos sutartis referendumų nėra aprobuota. Klausimas. Juozas Kapšauskas. Noriu tai labai trumpai pasitikslinti. Šitie įstatymai eina viename pakete, jeigu bus referendumas. Nebus galimybės nebalsuoti nuo 3 ir jeigu jau balsuoji už visus pagrindų. Aišku. Čia klausia tas pats klausimas, kaip manote, ar jūsų parengtos konstitucijos pataisos yra svarbesnės už Lietuvos santykius su Europos Sąjunga? Mano pozicija be abejo svarbesnė tai, ką mes darom, nes Lietuvos valstybė, kuria tauta, suverenitetas priklauso tautai ir Lietuvos valstybės teritorija priklauso Lietuvos tautai. Ir mūsų valstybė negali būti daloma į jokius tenais atskirus gabalėlius arba prekiaujama ją, nes žemė visų pirma nėra prekė. Nes prekė yra tai, ką galima pagaminti specialiai pardavimui ir tas daiktas prekė tampa įvykus mainams. Pasiskaitykite apibrėžimą, kas yra prekė. Tai prekė į šitą kategoriją niekaip nepatenka. O apie meilę Lietuvos ar ne Lietuvos labai paprastas dalykas, visi kiekvienas pagalvokit, aš savo mamą myliu labiau negu Juliaus mamą. Bet tai nereiškia, kad aš Juliaus mamos nekenčiu, aš tiesiog savo myliu labiau. Todėl lietuviams be abejo Lietuva yra, buvo ir bus svarbesnė ir brangesnė už bet kokias kitas valstybės ir tai nėra joks savęs keliamas aukščiau kitų, anaip tol. Man labai patinka rožės, bet man patinka laukų gėlės, kur daug įvairių gėlyčių, o ne vien rožės. Tai va taip. Jūratė klausia, tiesiog teigia iš tikrųjų. Nuoširdžiai dėkuoju referendumo organizatoriams ir visiems brangiems tautiečiams už padarytą ir tebedaromą milžinišką darbą. Kartu mes galime daug, ne veltui valdžia piliečių taip bijo. Vienybės visiems tautiečiams, kurie Lietuvos dar nepardavėme ir nenorime parduoti dar kartą aišku. Paskutinės naujienos. Paskutinės naujienos, matyt, mano paskelbs, aš tik tai noriu dar atsiprašau, noriu priminti, aš pažiūrėjau jo, neatsiminsiu šito Jono Basanavičiaus posakio, bet jis yra pasakęs ir čia Seime aš kažkur mačiau, man atrodo, ryšių su visuomenės skyriuje kabintį plakatą, jis pasakė, maždaug taip, svarbiausia yra mano tėvai, Dievas ir tėvynė. Tokia eilės tvarka. Atsiprašau, jeigu netiksliai citata. Ir žodis savo. Gerai, kaip tik klausite ir labai laiko atėjo, nežinau vardu. Paskutinės naujienos iš štabo yra priduota VRK, jau nuvežė 310 000 parašų. Čia neįskaityti yra elektroniniai parašai, nes jie dar renkami iki 22 valandos. www.lietuva.lt. Ir neįskaityti tie, kurie nespėjo patekti.
ir organizatorių rankas, kuriuos kviečiame siūsti tiesiogiai registruotą Lietuvos pašto siuntą šiandieną Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, jai adresuoti, adresas Gynėjų gatvė 8, pašto indeksas 01109 Vilnius. Registruotą siuntą, būtinai saugokite čia. Galima paklausti? Kiek jūs tikitės balsų bus išbraukta? Jūs turit maždaug kokį skaičių apsisprendę, kiek tai gali būti procentais? Ar jūs labai atidžiai stebėjote, kad jie nesidubliuotų, kad vienam nebūtų parašyta? Nors čia visi gali sakyti, aš nuo savęs sakysiu. Čia būtų labai sunku paaiškinti, kadangi mes neperžėm lygiai kitų lapų. Pavyzdžiui, aš žiūrėjau 100, kiti peržiūrėjo 1000. Ką mes matėm? Mūsų esminė būtų tokia, kaip sakant, klaida parašytinė. Mes matėm, yra duomenų rašyta viena ranka, bet parašai yra autentiški. O pagal įstatymą turi rašyti pats žmogus. Bet pavyzdys, jei ateini į kaimelį, troboje vos įžiūri ir senelis prašo, surašyk už mane vaikelį viską, aš tik pasirašysiu. Tai aš galiu duoti rankas abidvi nukirsti, kad tokių parašų yra tikrai nemažai, bet aš galiu taip atsigalėjimą pasakyti, kad jie yra tikrai tikri. Tai dar paskutinis naujienas, dar atvažiavo 1000 lapų, žodžiu, tai yra 311 709 plus elektroninius. Klausimas. Andrius, gal žinote maždaug kiek lietuvių iš viso pasirašė užsienyje? Tai emigracijų buvo labai įvairių lapų, mes tiksliai negalime pasakyti, kadangi be bankininkystė nesimato, kas yra emigracijai. Dar iki šiol yra likę 50 lapų plaukia per įvairias šalis, Švediją, Norvegiją, Angliją, Airiją. Bet aš noriu pasakyti vienas mažas pavyzdys iš Aprio. Vakar naktį rašo viena moteris iš Švedijos ir streso žodžiu, ką daryti, aš labai noriu pasirašyti, bet neturiu elektroninės bankininkystės. Jau 10 metų negyvenu Lietuvoje, bet dar turim turto ir kažkur vyras turi elektroninę bankininkystę. Ir tie 10 metų žmonės nesinaudoja to banko, rado tą priešą kortelę ir pasirašė. Žodžiu, emigrantams ypatingai dėkojame, kadangi nepaisant atstumų, žmonės laksto su lapais, ypatingai Jungtinės Amerikos valstijose. Važinė dėl vieno parašo 100 kilometrų. Labai norėčiau, kad ir mūsų tautos vardai taip pasistengtų dėl savo vados, ypatingai VK. Mes labai nuoširdžiai dėkojam, turbūt labai stengiamės. Savo klausimą. Ir manau, kad jis aktualus visiems. Perskaitysiu. Jonas Viškonas klausia, Alkas, LTM redaktorius. Ar nesutrukdys referendumo iniciatyvai, kuri nori sužinoti tautos nuomonę 3 svarbiais klausimais, tai, kad Seimas vieną klausimą, referendumui surinkti reikiamą parašų skaičių, sumažinimą sprendžia lygiagrečiai. Kas nutiks, jei Seimas paskelbs lygiagrečiai referendumą vienu iš tų klausimų, kurie suformuluoti referendumo iniciatyvinės grupės lapuose? Tai, kaip jau ir kalbėjome, trūksta tik antro balsavimo, pamatysime, ar tai sąžiningas ar spekuliatyvus siekis buvo, ar bus antras balsavimas. Ir jo, aš manau, kad dabar viskas labai įdomu, jeigu, tarkim, surenkamas 300 000, o panašu, kad dar kai ateis lapai paštu ir balsavimas vyksta internetu, tai jeigu įvyksta 2 iniciatyvos ir Seimas pritarė, labai svarbu eilės tvarka, aš manau. Nes per 30 dienų po to, kai VK patvirtina sprendimą, kad parašai surinkti, per 30 dienų turi paskelbti sprendimą. Prasmė yra iki gegužės 1 žemės klausimą pasisakyti. Turėkime omenyje, kad po balsavimo dar kokios 3-4 dienos pagal pernykščio referendumo patirtį, kol VK priims sprendimą, suskaičiuos ir pasakys, kad viskas tvarkoja. Ir dar balsuoti reikia. Taip, kad lygiagrečiai vykstantis procesas ir referendumas, jiegi žada gegužės 11 prezidento rinkimo datai dar referendumą skelbti. Tai aš manyčiau, kad šitas iniciatyva 300 000 parašų surinktas referendumas turi būti inicijuotas anksčiau, per 30 dienų Seimas privalo paskelbti datą. Nes visai prasmė ir yra priimti įstatymą iki gegužės 1, jeigu Seimas gerbia tautos valią. Toks paukštas gaunasi, šiandien su Prancišku Miškiužu šnekėjau, kuris ir užvėrė šitą visą pošėtą žemės. Savo rūmui, klausyk, girdėjai Seimas 200 000 iniciatyvą skelb žadą.
Sakau, na, girdėjau ir ką? Sakau, klausyk, mes 200 tūkstančių su virš turim, tai ką mes čia varstam, tai bus skelbia referendumai, viskas. Toks įvakas. Taip, iš principo tai morališkai jau parodyta yra, kad jau ir pusantrų kartų blogiau. Bet tai nesusipainiokim šiandien tęsiant balsavimą, kas dar nebalsavo. Tai yra Seimo iniciatyva ir Seimas tą daro. Pranciškus turėjo omenyje, kad skelbia referendumą mūsų klausimų. Aš žinau. Mes juokaujam, bet žmonės gali... Ai, atsiprašau. Taigi nebejuokaujam. Kad jau nebereikia balsuoti. Reikia būtinai, visi, kas gali elektroniškai, visi, kas tai gali iš viso pasaulio, visi lietuviai, jeigu dabar nepadarysit šito, po to jau bus beprasmiška. Aš gal tik tai dar tokį komentarą, iš tikrųjų, mes gal tik tai po kažkiek laiko suprasim, kuo šita diena ypatinga. Bet vis dėlto aš kaip istorikas galiu pasakyti, kad šita diena ypatinga iš karto galima sakyti tuo, kad pirmą kartą per 25 nepriklausomybės metus buvo surinktas toks skaičius ir pirmą kartą per visą nepriklausomybės Lietuvos istoriją bus skaičiuojami parašai. Nė karto, kiek buvo apie 20 iniciatyvų, nė karto neskaičiavo VRK, nes nė karto nebuvo pasiekta 300 tūkstančių. Ir tai yra precedento neturintis įvykis, kaip sakant, kuris pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Su kuo jūs sveikinu? Aš norėjau paklausti, ar yra numatyti kokie konkretūs žingsniai, jeigu vyriausioji rinkimų komisija išblokuotų parašų ribą žemiau 300 tūkstančių ribos? Aš gal norėčiau taip atsakyti, kad nebūtų dviejopų, sakykime, paskui vertinimų, nes man jau teko aiškintis policijoje prieš pusę metų, kai manęs žurnalistai klausinėjo kovo pradžioj ir vasario pabaigoj, ar jeigu nebus leidimo, bus kovo 11 eitynės tradicinės. Tai aš nekartą buvau pasakęs žurnalistam, tai bus tas leidimas, nebus eitynės, vis tiek bus. Nes tai, tiesiog savaime aišku, kaip kad mes žinom, kad gruodžio mėnesį turėtų atšalti, ar sausio mėnesį būti sniego. Tai lygiai tą patį aš galėčiau pasakyti savo nuomonę tiesiog, kad jeigu VRK pasiduos spaudimui ir atmes tautos valią, aš nenustebčiau, kad susirinktų ne 1000 žmonių prie VRK ir padrąsintų juos laikyti sąžiningai įstatymų. Ir tikrai nenustebčiau, jeigu žmonės suvažiuotų iš visos Lietuvos ir apgintų savo teisę. Aš turiu pasakyti, kad dar čia nemelas, o naujienas paskutinės iš elektroninio parašų rinkimo yra jau 5911 parašų. 12 parašų. Elektroniniai, jie matosi internetiniam tinklalapyje, jūs galite pažiūrėti, kas pasirašė. Jeigu žmogus pažymė varnelę, jūs galite matyti, kas tas asmuo. Tai gal vis tik mes ką, žinom, ką jau pridavėm, duodame yra vyriausiai rinkimų komisijai. Žinom šiuo metu internetinius duomenis. Manau, kad esminiai dalykai yra pasakyti. Dėkojam ES vadovybei už prisipažinimą, kur mus veda. Ačiū, tikrai labai laiku, nors dalyvauti ir anksčiau. Pirmininkavimo pradžioje tą pasakyti Lietuvai, atvykę pirmą kartą čia į Vilnių. Ir ta proga belieka pritarti Ingridai, dėkojančiai iniciatyviniai grupiai už patriotišką iniciatyvą. Aš darau visų klausytojų žiūrovų vardu ir jums, ir visiems talkininkam, ir visiems pasirašusiems. Tai buvo ne tik tai kančia, fizinė kančia, daryti tai šalti, bet ir klausytis priekaišto, bet tai buvo ir apsisprendimo metas, apsisprendimo ir tiesos metas. Mes pamatėme mūsų valdžią, mes pamatėme, kad turime beviltišką valdžią. O tai reiškia pamoką
visiems būsimiem rinkimam ir Seimo, ir savivaldybių, ir visų kitų institucijų. Aš labai, labai smagu girdėti dėkojimus, bet aš noriu pasakyti, kad kas galėjo padaryti iniciatyvą, bet jeigu nebūtų atsiliepusių į tą iniciatyvą, tai mūsų darbas tai čia būtų visiškai nulis. Tai 100 tūkstančių kartų aš nuoširdžiai noriu padėkoti visiems tiem, kurie ėjo ir rinko parašus, nepaisant dieną ar naktį ir nepaisant visų aukų, kurios yra sudėtos būtent šio referendumo aukų. Ačiū Jums. Čia klausimas toksai, kada tikėtinas galutinis parašų skaičiaus rezultato paskelbimas, tai yra kada žinosime, ar piliečių referendumo iniciatyva pavyko. Tai kiek mes surinko parašų, mes dabar jau kaip ir paskelbėm, jeigu ten viską sudėtume, gaunasi apie 316 iš viso su... Tai 317 beveik tūkstančių, tai jau yra beveik kiek ten 6-7% daugiau negu reikia. Dabar, kada mes žinosime, tai arba žinosime, kada suskaičiuos, per 15 dienų dabar turi VRK suskaičiuoti, arba kada mes ateisime čia visi į aikštę ir apginsime tą teisę, jeigu bandys ją atimti iš mūsų. Tai tada ir sužinosim. Tai manau, iki naujų metų tikrai mes žinosim. Topim. Dar tupėti? Skaičiau visas pozicijas. Fotografuokit greičiau. Tai mes tikimės, kad jiems galime su Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia, tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei, tegul saulė Lietuvos tamsumas prašalina ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi.